netikėtai paskambina, ar įsijungia koks nors įrenginys, ar kažkas tai paskambina iš kažkokio tai paralelinio pasaulio, kas vyksta ir kas užsiema tokiais dalykais. Ar tai yra per techniką, ar tai yra kokie robotinės dalys. Nu, sakyk. Kaip tau rodo? Dabar aš atsidūriau tokioj supranti erdvėje, ne? Aha. Kuris yra susijusi būtent su technologija, ne? Aha. Ir yra tokia erdvė ir ten yra tokie kaip imtuvai, galėčiau pavadinti, bet jie eteriniai tokie, kurie reguliuoja dažnius. Mhm. Ir kiekvienas dažnis turi kažkaip yra pajungimai per tos dažnius. Kuo žemesni dažniai, aišku, ten tuo yra jungiasi žemutinės būtybės, arba kai yra aukšti dažniai jungiasi tos, nes ten kaip spinduliai pavaizduoti, žinai, kaip pavyzdžiui, tokia erdvė kaip saulė, ne, kažkas tokio, ne, ir yra daug spindulių. Ir yra toks kaip šaltinis, kuo arčiau tu to centro, to yra aukštesni, kuo žemiau ten jungiasi tie jau žemutiniai sluoksniai. Oi, čia kaip įdomiai. Ir rodo, pavyzdžiui, mūsų pasąmonės, ne kažkaip mūsų pasąmonės, irgi pagal mūsų žmonių, pavyzdžiui, tuos dažnius mes galime gauti per tos imtuvus, per tos technologijas informaciją. Dabar mane numetė į tokį vaizdinį, ne, pavyzdžiui, kai būna specialūs ritualai, kurie kontaktuoja su žemutiniais, iššūkia, būtent gauna informaciją iš tų žemutinių sluoksnių. Būna, žinai, kaip būna tie tokie specialūs imtuvai, kur įrašomi balsai ir tie būna balsai tokie žemo tembro, tai tokie, žinai, demoniniai. Aha. Ir aš esu netgi, man teko matyti, kai man atsiuntė ale tipo pranašystę kažkokią tai, bet ta pranašystė buvo iš tų žemutinių sluoksnių. Aha, tai aukštesniai sluoksniai tai tokiais dalykais ir neužsiema. Ne, aukštesniai jie perduoda kitaip. Ir jų vibracijos būna aukšto dažnio. Ir dabar aš atsimenu vieną tokią situaciją iš tikrųjų, kur realiai nutiko man, bet jau prieš daug metų. Tai nutiko, žinok, per Helovino dieną, tą šventę. Aš atsimenu, ruošiausi darbą, ten tada dėjau makiažą, žinai, ir išgirdau, kaip mano radijas pakeitė bangas. Tiesiog aš sėdžiu, blakstienas ten dažau, žinai, ir girdžiu, kaip radijas, žinai, persijungia. Ir atsisuko toks kanalas. Ir, žinai, balsas grinai buvo ne tai, kad ten tie demoniniai ar kažkas, bet grinai kaip žmogus, kaip sielos tiesiog balsas. Ir pradėjo šnekėti apie meilę. Būtent Helovino dieną apie meilę pradėjo šnekėti. Meilė yra viskas, tu nenupirksi jos už jokius pinigus, kažkas tokio buvo. Supranti? Ir tada aš labai išsigandau, aš atsimenu to momentu, kažkaip mane sukaustė, aš visą pabalau. Ir po to paaiškėjo, kad to namo savininkės vyras, kuris mirė, jis kalbėjo prieš mirtį būtent to žodžius.
Aš užsimoju. Tai būna, kad sielos arba aukštesnėji aš kartais arba sielos nori perduoti žinią kažkokią tai, nes yra nuo visiškai žemutinių ir yra tie kažkaip dažniai, kurie keičiasi ir kažkaip, jeigu tu atviras, pas mus yra, žinai, tie atviri kanalai, mes galime išgirsti tas, tarkim, perduodamas žinutės kažkokias tai. Pavyzdžiui, astralinių kelionių metu aš irgi dažnai girdžiu muziką, tarkim, mane. Tai čia yra jau atėję iš subtiliųjų laukų. Bet mes kartais girdime ir per tos fizinius, ne, kažkaip per fizinį persiduoda. Irgi buvo vienas fenomenas per Messengerį netgi, nes kiekvienas, netgi tas mūsų ar Messengeris, ar Telegramas, ar bet kokia ta mūsų programėlė turi savo tam tikrus dažnius. Man teko pasidomėti tais dažniais, žinai. Ir aš atsimenu, kai aš kalbėjau su viena iš savo draugių, prisiminėm laikus ten, palėtėm tokią temą, žinai, apie paauglių smurtą. Buvo tokia tema kažkokia tai vat užėjus. Ar tai įsivaizduoji, mes kalbam ir įsiterpia kažkoks balsas. Bet tai buvo iš žemutinio, nes balsas buvo ganėtinai toksai jau, žinai, nekoks. Tai irgi priklauso, kokiom vibracijom mes tuo metu ir apie ką mes kalbam. Jo, ir tie dažniai kažkaip kartais susijungia. Čia labai įdomu su ta elektronika, iš tikrųjų labai. Jo. O tai žiūrėk, jeigu tu ten kalbi ten kokiom sferom aukštesniem, tai tiesiog iš vis nieks nešneka. Ar kaip veikia, vis tiek kažkaip tai būna, atjungia, kažkaip tai tu papuoliai į tą lygį ar kokį, tai kaip ten būna, jeigu tu kitom temom. Jeigu tu kalbi aukštų dažnių kalba, tai irgi vis tiek gali su tavim kontaktuoti aukštos būtybės, perduoti. Tikrai gali. Bet jie gal labiau telepatiškai tada perduoda, ar kaip? Bet nėra tokių garsų žemės. Jie gali perduoti telepatiškai, bet yra tokių atvejų, kad perduodama ir per fizinę plotmę. Aha. Bet tu turi būti visiškai pasiruošęs tam ir perduos tau taip, kad tu nejausi jokio to tokio kaip baimės kažkokios. Tai, Jokios destrukcijos, žodžiu. Jokios destrukcijos. Būna, kad jie netgi susisiekia taip ir per fizinį tą. Gali ir telepatiškai daug lengviau, bet yra tokių situacijų, kad susisiekia ir per elektroniką kažkaip čia. Ta elektronika yra tikrai tas susisiekimas su tom įvairiausiom būtybėm. Jo. Man kartais būdavo irgi naktį televizorius įsijungia. Ne? O, tu dabar, kai papasakoji apie tai, žinok, aš kai buvau slaugos namuose, įsijungdavo, žinok, televizorius. Įsijungdavo. Iš oro, supranti, ir netgi seselė sakydavo, jo, žinai, čia taip yra, čia taip vyksta. Sako, čia vyksta paranormalūs tie įvykiai. Ir atsimenu, kaip man teko ten pabūti slaugos namuose, kurį tai laiką aš ten 2 mėnesius pragyvenau. Ir žinok, ten buvo vaikų slaugos namai. Ir mirė ten vienas vaikas ir prieš mirtį, žinok,
dingo slaugos namuose elektra. Visiškai dingo. Aha. Bumt. Ir aš jau tuo momentu žinau, kažkas iškeliaus. Nes ta elektronika kažkaip susijusi su energija, netgi ta mūsų energija. Žinok, dingo elektra ir seselės irgi jau sako, jau kažkas toks kaip perspėjimas. Čia labai Tai gal įdomus. labai stipri siela buvo, vis tiek tai priklauso ir nuo sielos lygio, to sąmoningumo ar kokia atėjus, kai vaikas, tai jisai vis tiek gal irgi daug ką reiškia. Arba sąlygų kokių, arba jo kančios to žmogaus, kuris palieka tą kūną ar Mūsų kažkas. laukai kažkaip, mūsų laukai labai įtakoja tą visą elektroniką kažkaip surišta su tai. Jo. Nes mes nenori, taigi mes irgi programiniai visi. Taigi tie dažniai turbūt tokio lygio, kaip ir dabartiniai kažkokie tai. Tik mes to nesuvokiam. Tai jeigu atitinka gal kažką tai. Ir dar gal kitiem reikia atkreipti dėmesį, kad kiti atkreiptų dėmesį. Vis tiek gal reikėjo didelės energijos. Pasižiūrėk, gal tai sielai reikėjo didelės energijos pakilti iš kažkokio tai, kai numirė. Nes vis tiek daug kas greičiausiai ir tos emocijos įsigando ar kažką, tai tos emocijos žmonės šalia, tai jie atidavė tą energiją būtent tam taškui, tam momentui. Taip, aš tai bandau, man kažkaip labai tas įvykis kažkaip labai ilgai buvo, aš žinai, ir galvoju, kas tuo momentu tikrai įvyko, kad elektra dingo. Ir žinai ką, ne vien tik elektra dingo, žinok, netgi perkūnija prasidėjo. Va, tai reiškia, tai va, tu pasižiūrėk tą sielą, iš tikrųjų gal jinai buvo labai labai galinga, kažkokį tai turėjo pramušti, ar kaip būna žemiškoj plotmėj, tie vis tiek tas visas sąmoningumo lygis kažkas vis tiek irgi turi padėti, nes tai gal tas siela buvo be galo stipri. Gal dar kitos. Siela buvo labai stipri, siela buvo sargančiam kūne, bet labai labai stipri siela. Ir tas išėjimas kažkaip kažką... Bet žinai, dabar kaip sugrįžtant prie tų, dažnai būna, pavyzdžiui, miršta žmogus ir, pavyzdžiui, pradeda lyti, ne? Arba ten kažkokia stichija įsijungia, pavyzdžiui, perkūnija, ne? Irgi susijęs su ta iškrova tokia. Arba gimsta, arba miršta vėlgi jo. Ir tokie dalykai. Ir čia nesitiktinumai, žinok. Labai stiprios sielos ateina arba išeina. Ir palieka kažkokį tai ženklą jo, kažkokį tai, ar sujudinimą kažkokį tai. Jo, nes daug ir gimsta, ir miršta, ir taip, kaip, o kiti jau kaip, tai visur palieka jau, visi daug kas sužino kažkaip tai jau. Jo, gerai. Supranti, kas dabar palauk truputėlį liečia tą elektroniką, aš sugrįžtu, ne? Kartais per mūsų netgi pasąmonę jį gali veikti, per mūsų pačius, nes mes iš tikrųjų daug ką galim daryti su savo mintimis, ne, tarkim, ne? Taip. Jeigu tu ypatingai esi atsipalaidavęs, tu kažkaip gali kažką padaryti. Arba įtakoja išoriniai veiksniai. Nes kartais, pavyzdžiui, netgi man tokias ateina mintis, ne, mes dabar viską esam įpratę matyti, pavyzdžiui, sienos, ne. Mes matom sienas, mes matom duris, fiziškai, ne, bet jeigu tu atpalaiduoji savo tą akių regą, tu gali pamatyti, kad iš tos yra dar kažkas daugiau negu kad duris.
tai yra kitos erdvės. Kai tu visiškai atpalaiduoji savo tą akių ir tu, pavyzdžiui, mintimis tu kažkaip, tu sakai, aš atpalaiduoju, aš nematau nei durų, nei sienų, tarkim mane. Čia yra praktika, iš tikrųjų, man tas dar nėra pavykę, bet yra žmonių, kuriem yra pavykę pamatyti erdvę, kokioj tu erdvėje esi. Nu, kartais aš matau, pavyzdžiui, švieselės, ne kažkokias, tai pavyzdžiui, vadinamas tos, manau, linijos, linijos vadinasi. Lietuviškai nežinau, kaip verčias. Tai gali būti kaip tektoniniai kokie, kažkas tokio yra energetiniai. Kaip ten tektoninės kažkokios linijos gal. Aha, va, kažkas tokio, jo. Būna kartais, o pavyzdžiui, kai tu per daug atsipalaidai ir tu pamatai kažkokias tai švieselės, kažkokias tai linijas, žinai, kažkokius tai kontūrus. Ir taip, žinai, protas greitai įsijungia, ką aš čia matau, ir tada jos dingsta, žinai. Nes protas įsijungia, tu pradedi, žinai, analizuoti. O kai tu visiškai esi palaidavęs, tai kažkaip, bet neišsilaiko tos dėmesio fokusas ilgam. Kažkaip greitai, nes protas mūsų labai analizuoja viską, mėgsta. Jo. Kaip ištrina. Jo, būna, kad ištrina netgi. Na jo, jam baisu pasidaro gal, kad paskui jisai dings, bus nereikalingas. Su protu irgi reikia kažkaip tai mokės susidraugauti. Taip, į vietą jo, ne tai, kad į vietą, žinai, griežtai, bet tiesiog draugiškai jo, nes jis kažkaip labai išbūšavojasi paskui. Tikrai. Bet jis reikalingas mums suprasti. Labai, be jo ne, tai žemė, bet su juo kažkaip irgi... Rast kalbą bendrą, jo, taip. Jam paaiškinti reikia kaip mažam vaikui. Kad jisai suprastų, tada, kai jisai supranta, tada ramiai sėdi. Jo, čia jis toks yra, bet čia. Jis reikalingas dėl išlikimo kažkaip, žinai. Taip, tai mesgi matome. Kas būtų, jeigu nebūtų proto? Ne, taip, ne. Nebūtų žeminimo iš esmės, iš tikrųjų. Tai tada ne. Gerai, tai tu dabar pasižiūrėk, ką tu ten dabar gali padaryti, ar tau dar reikia kažką, ar tiesiog uždarai jau tą erdvę ir iš tos slaugos namų, ten jau viskas? Ten jau viskas, žinau. Viskas, ten nėra ką, jau viskas. Gerai, tvarkoj, tada pasižiūrėk, kaip būna iš paralelinių, tada pasijung dar, kaip būna, kad skambina iš paralelinių pasaulių. Tiesiog be numerį ir kažkaip tai negali suprasti, ar kažkas tai būna. Man asmeniškai taip nėra nutekę, taip, kad tai buvo, man asmeniškai taip nėra buvę, bet žinau, kad yra kitiems žmonėms buvę. Kaip tai vyksta? Ar tai iš paralelinių pasaulio, ar tai iš kažkokio praeito gyvenimo, ar tai iš ateities, ar tai iš praeities, ar tai kažką nori pasakyti. Ar tai visokių atvejų gal būna? Jo, čia, žinok, nėra vienintelio tokio, žinai, konkretaus atsakymo, bet tai yra surišta, labai dažnai būna, kad, kaip tu ir sakai, iš paralelinės kitos versijos, kitos ateities kažkokią bandoma perduoti žinią. Arba netgi iš mirusiųjų, kai bando susisiekti. Bet tai ir vis tiek, tai yra kažkoks labai vis tiek ekstremalus atvejis, kad taip, tokiais būdais, ne tai, kad šiaip savo čia, bet kas varinėja ir susiekinėja. Vis tiek tam, kažkas labai svarbaus, kad jis turi tas žmogus pasikeis galbūt, kuriam skambina ar ten. Dažniausiai, kaip aš matau, tie skambučiai būna kažką norint perspėti arba perduoti, ne? Kai yra tas toksai kaip krizinis taškas kažkoks tai tam žmogui, kuris dar gyvena 3D erdvėj,
kažkokią tai, vat, būtent pralūžio tašką kažkokį tai. Kad būtent pakiltų, jo, kad patikėtų kitų pasaulio. Tam prabudusiam gal nelabai ir pasitaiko tokie momentai, ar gal mažiau? Žinok, įvairiai būna čia irgi situacijos įvairios būna. Dažniausiai arba būna kažkoks tai lūžio taškas, arba kai tu esi atviras ir kažkaip yra labai stiprus ryšys. Aha, o gali būti gal dar tai, kai tu, tarkim, kur nors, vat, kad ir, eini į tas telepatijas ir visa kita ir kokių portalų neuždarai. Atsivėrusius ten galus palieki ar dar kažkokius tai portalus. Ir tau gali ateiti perspėjimas kažkoks, ne? Arba toks kažkas tai ten, kad kažkur tai tu ten ir vaikšto, taip kaip portalai, tik tai per telefoną signalai tam tikri. Gali būti perspėjimos žinutės, bet tos perspėjimo žinutės gali būti nebūtinai iš tų žemutinio dar kažko, gali būti tiesiog, jeigu tu negali taip, pavyzdžiui, kažkoks tai blokas, negali viską susisiekti su savo kažkaip tais. Ir tada tau bando perduoti per elektroniką, tada imasi kitų, žinai, tų šaltinių, kaip tau galima perduoti. Taip, suprantam. Bet tai dažniausiai būna kitos sielos, ar tai gali būti, tarkim, to pačio žmogaus aukštesnysis kažkoks aspektas sielos dalies, dar kažkas, ar iš paralelinių pasaulių jisai pats savo. Ar irgi visaip būna? Žinok, visaip įvairiai būna. Gali būti, kad arba tau nori perspėti, arba nori, kad, pavyzdžiui, tam kitam padėtų. Pavyzdžiui, mirusys seniais niekaip negali išeiti. Ir jisai kažkaip signalizuoja į gyvųjų pasaulį, kad padėtų. Būna ir tokių atvejų. Kad nesusitvarko. Bet turi prieigą, kažkaip jie turi turi prieigos prie prie tų visų technologijų. Tai jiem turbūt nėra lengva, nėra sunku, greičiausiai. Bet vis tiek duoda tam žmogui, kuris vis tiek yra irgi pasiruošęs, belekam tai irgi. Atitinka tam vaikai tikras dažnai vibracijas. mato. Vaikai dažniausiai su tokiais paranormaliais reiškiniais susiduria. Žinok, įvairiai būna. O kitus specialiai jį gali gąsdinti, jeigu išsigandęs esi. Jo. Matai, kaip. Jo. Jeigu atsiveria kokie nors laukai ten, žemesnių sluoksnių. Kažkaip eina šizofrenija. Tie, žinai, labai daug girdi viską. O tu gali pasižiūrėti, kas ta šizofrenija? Vat šiaip, jeigu tau parodys kažką, kas vyksta ta šizofrenija? Ar tai per baimės, ar tiesiog tu matai tos pasaulius, tas žmogus mato, bet jisai kaip bijo, tai pritraukia kažką, tai ar kaip tai, nes jisai mato tos pasaulius. Jis mato, šizofrenikas. Tikrai mato. Bet jisai gal tik žemusius kažkokius? Tai kodėl jisai šizofrenikas? Būna įvairiai, žinok. Žinok, būna ne vien tik tais žemutinius pasaulius. Dažniausiai kažkaip jie kaip antena, per kuriuos kontaktuoja, gali būti bet kokia būtybė, tarkim, bet kokia energija.
Tai tiesiog tas žmogus nesugeba su to susitvarkyti ir gaunasi, kad jisai pradeda isterikuoti ir šizofrenikų. Jeigu dar vaistų kokių panaudoja ir taip ir tampa tokiu. O Taip. šiaip tai yra normali būsena matyti, kaip ir būtų. Taip, jeigu jis žinotų, kaip tai laviruoti, ne? Bet dažniausiai tokius žmonės, čia jau viskas šizofrenija parašyta, čia jau davai pumpuojam, duodam vaistukų, žinai. Jeigu yra kiti net tą šizofreniją apsėdimų vadina, ne, nes būna, pavyzdžiui, net kitose psichuškėse, nu kaip ten vadinas, mental ligoninės, kad netgi kviečia, žinai, egzorcistus. Taip. Tai gerai, bet žiūrėk, tada egzorcistai, tai jie išvaro, vėlgi, nu gerai apsėsta, bet tai išvaro, ale tada, kai jau tame sėdi, jisai susitapatina greičiausiai tada, ar ne, su tuo, ką mato. Bet jisai vis tiek nieko nepasikeičia, ar pasikeičia. Tik tom kart ateina kitas demonas ir irgi paskiau. Ar vaistais tada nuslopina ir kaip tada? Dabar, pavyzdžiui, paėmus kažkokį tai pacientą, tarkim. Aha. Egzorcizmas, ne, jisai taip nepaims ir neišvarys. Kaip tu ir sakai, nes tas žmogus yra antena, tarkim, ne? Nu. Ir kaip laidininkas per jį eina kažkaip, kaip šamanas vos net negalėčiau pasakyti, per kurį eina, ta prasme, kuris girdi visus balsus, kažkaip šaltis praėjo pro mane ką tik. Palauk, tai pažiūrėjau. Kažkoks šaltis praėjo, žinok. Apie egzorcistų šnekam ir... Nu, Toks žiūrėk. šalčio gūsis, kaip praėjo, žinok, eina savo. Nebijau, palauk, fiksuoju. Jo, ateik čia, pasirodyk. Tegul pasirodo, susipažinsim. Čia kažkaip kaip antičakriniai pasauliai būna pajungimai iš tų žemutinių pasaulių. Aha. Tai gerai, dabar jeigu paimti egzorcistas, tai apsėda tik tai greičiausiai tas žemutinių pasaulių. Ar ne? Ale, vadinam. Tai tik tos išstumia egzorcistas. Tai nes ten yra terpė, jie lenda, žinok. Jo, tai jokios prasmės, tik tai tom kart. O paskiau, jeigu tas žmogus vis tiek nieko nesupranta ir nieko nedaro, tai jisai daržovė būna dažniausiai. Nu, vis tiek. Taip. Jeigu nėra darbo su savimi ir suvokimu, tai niekas nepasikeičia. Jo, vaistai ir egzorcizmas tikrai nepakeis. Turi kažkaip suprasti, bet galima iš to kažkaip išeiti. Rodo, kad galima vis dėlto. Taip, visada yra vis tiek išeičių, tik tai reikia, jeigu ta siela nori, jeigu jinai nenori, tai tu ten daryk, ką tu ten nori daryti. Tom kartu padarysi. Nu gerai, tu dabar pasižiūrėk, kaip ten tas tavo šaltukas. Ar ten viskas tvarkoja, apsižiūrėk. Kad jis tavęs nekabina. Kažkokia kaip ledinė kažkokia erdvė, kažkokia tai. Ledinė erdvė. Aha, tai gal ten šizofrenikus visus ir patalpina kažkokioj tokioj erdvėj? Jos užšaldo, užfrizina. Ir kaip, tai gerai, dabar jeigu įvardyta šizofrenija, tai va ta būtent diagnozė, kaip ir jos ten ir įkalina, užšaldo? Taip. Aha. Lovas matau, geležinės tokias grinai. Aha. Tai čia tam tikra programa yra padaryta tokia? Taip. Tai medicina susijusi su visom programom, kur iš esmės tokiom labai... Jo, su mental ypatingai kažkaip
per mentalą, mentaliniai kūnai. Mentaliniai kūnai. Tai tas visas kūnas tam tikras ir yra užšaldytas, Taip. mentalinis. Ir valdo, tai tada jie neda įtakos, tada gal jie ir kaip užšaldyti, tai medicinoje ten visa kita, tam agregorė kažkur tai kažkokioj toj vietoj, tai jie tada būna ramus. O jeigu jie nori iš ten išeiti, tai tada jiem būna viskas, jo, prasideda. Bet tie vaistai šaldo jos, jo kažkaip užšaldo ir jie nėra tekėjimo, supranti. Jie negali savo padėti ir ta visa energija ir nuteka į tą erdvę kažkokią tokią specialią. Ten daug erdvių, žinok, viena po kitos. Ten visos, ne tik šizofrenijos, visos gal su ta psichinė, bet kokia susijusia psichinė liga, jų ten įvardinta vėl. Bet mus ir bando veikti per psichiką įvairiais būdais. Visokiom, bet tai žiūrėk, jeigu nėra diagnozės, tai gal jisai ten ir nepatenka, kol nėra diagnozės. Gali tu čia būti ir savo būti savam. Bet jeigu diagnozuoja. Įvairiai, žinoma. Įvairiai, nesusiję. Nesupratau. Gerai, tada pasižiūrėk, kaip tu ten ir ką tu tenais gali, dar tau reikia padaryti, ar pasipamatyti, ar nepamatyti, ar ten kažką man pasižiūrėti. Man eina žodžiai psichinis laukas. Va, taip, gerai, tai dabar pasižiūrėk, dabar tam psichiniam lauke, ką ten tau nori parodyti, ar tiesiog gal pažiūrėti, kad nepatekti į jį, ar tiesiog atpažinti. Patekti, nepatekti, reikia tiesiog pirmą atpažinti tą informaciją ir tau nėra ko ten patekti, aišku. Jo, ne, kažkaip atrodo, tas noras kažkaip labai daug įtakos duoda mums tas psichinis laukas. Jo, tai jisai... Gerai, tai jisai... Ką tenais dabar tu turi padaryti? Ką tu ten turi pamatyti? Čia kažkaip kolektyvinis tas psichinis didelis toksai, žinok. Kolektyviškai veikiantis, kolektyviškai. Aha, kolektyviškai. Tai yra atskiros kolektyvinės psichiniai laukai tam tikrai, kaip yra agregoriniai tokie, ar dar kažkas, ar... Čia yra viską apimantis toksai, visą mūsų tam, visas, vienis toksai jo, toks didelis toksai. Aha, tai jisai kaip ir eina per visus lygmenis, per kažkuriuos tai. Jis eina per šios mūsų plotmės. Šios mūsų plotmės. Jis nesusijęs su kitom, galbūt mūsų paralelinis pasaulis ar dar kažkaip atrodo, va čia, kur dabar esam, va toj plotmėj. Supratau. Tai jis ir yra tam būtent momentui duotas, kaip ir toj plotmėj, šioj jo laiko juostoj. Aš tokia kaip kaip vadinasi tas vakuumas, tokia kaip vakuumas, tarsi uždėtas kažkoks tokia kaip vakuumas, jo. Kaip ir uždaras, gerai, vakuumas. Tai jisai saugomas kažkaip tai. Ar tai yra, gal dabar jisai tas vakuumas uždėtas kaip gal kažkas naujo keisis kardinaliai? Kažkoks tai naujas etapas žemiškoj plotmėj būtent laiko juostos, kaip dar įvardinti.
naujos energijos tikrai ateina, žinok. Ir Aha. Gal yra jo, dabar naujas kažkoks sukurtas, po truputį, mažiukas. man tai taip, kaip aš jaučiu, kad to vakumo iš viso čia nereikėtų mums. Tai va, čia gal specialiai ir uždėtas, kad dar biški nebūtų destrukcijos kokios, nes jeigu naujas kažkas ateina iš karto, kad ne. Ar ten kažką tai galim savo pasidaryti, kokius nors pralaidumą kokį lengvesnį. Nes man irgi taip pat jaučiasi, kad kaip ir neturėtų būti to vakumo, bet įdomu, kodėl. Gerai, o tada tu pasižiūrėk, nuskanu, kodėl ten tas vakumas? Ką jisai saugo, ką tai reiškia? Ar tai laikinas, ar tai iš vis nori įkalinti, gal kaip tik nori stipresnį uždėti kažkokį tai, kaip uždarimas. Jis yra iš tikrųjų toks izoliuojantis, bet matau, kad per tą vakumą eina kažkokie plyšiai. Bet kažkaip, žinai, kaip membrana plešėsi, draskosi ir išeina. Čia toks kaip savotiškas, tarsi nepasakyčiau, migdymas, čia kitas žodis. Sunku parinkti žodžius, ne? Nėra tokio žodžio netgi. Jo, man irgi tai panašiai jaučiasi. Gerai, tai tada dabar žiūrėk, tai mes galim išeiti iš to lauko, vis tiek mes ar esam, ar gal jau nebesam šitame. Tarkim, tu, aš, tavo šeima, ar dar kažkas. Mes tai tokia, žinai, kaip ką tik, tokia kaip išsiritė, žinai, iš to, kaip ką tik gimė. Atrodo, kai tas vakumas, kai kurios yra prarės, kai kurie tik tai, žinai, kaip iš membranos išėję, žinai. Bet visiškai totaliai yra susijęs su ta mūsų psichika. Aha, tai žiūrėk, gal dabar ta bronzinė spalva kažkiek tai mums padėtų truputį išeiti lengviau iš to, kad drąsiau eitumėm, ne tik kaip, žinai, kaip mažiukai vos paeit negalim, leliukai. Jo. Kad truputėlį kažkas mums ten kaip padėtų. Nauji suvokimai, nauji atradimai kažkaip, jo. Jo, naujai reikia plėsti ne tom pačiom programom, ne to pačiu suvokimu turbūt, ar ne? Negalima statyti kito pamato ant to seno. Taip. Jo. Gerai, tai tada ką, žinau, gal kokių tų burbuliukų pamėtyti į tą vakumą, kur ten sėdi, kad biški prabustų žmonės labiau ir išeitų į čia. Tie, kurie pasiruošia. Kad nebestatytum to naujo ant to seno. Tiesiog lengviau. Kad žinotų, kad yra tas kitas kelias, tiesiog yra, kad drąsiau eitų. Ir jo, tai vis tiek gal yra dar tų kitų tikrai sąmoningų sielų, kurios jau praėjo arba mums ten iš kito paralelinio pasaulio, kad ten pasirodytų, kad mes drąsiau jaustumėmės, kad nei tuštuma, nei nežinia, kai kitiem labai sudėtinga suvokti, kad ta nežinia tai ir yra viskas. Oi. Yra apšviesti keliai, mums rodo tikrai. Yra vedimas. Tik reikia pasitikėti to vedimu, žinai, viskas ok bus. Nu va. Labai gerai. Puiku. Gerai. Nu, tu pasižiūrėk, dar ten kažką tai reikia padaryti, nori. Ar tau kažką dar ten parodo, dabar pakilk, apžiūrėk ten visur, kaip ten tau jaučiasi.
Ar jau tuom ir baigiam šitą? Kažkaip jo, lyg ir viskas okei dabar. Nu tai gerai, tada puiku. Mhm. Gerai, tai ką jau, kaip ir baiginėsim, ar ne? Mhm.